Аранжировку осуществил наш бывший студент-музыкант, который работал у нас, также Виктор Полетаев. И в процессе работы студенты, вот это наша студентка, которая на тот момент была студенткой второго курса, которая играет главную героиню, Опию. Ну, тут звучит маленький отрывочек. Каждый год результатом деятельности этой студии является какой-то законченный проект. Какие-то не очень, может быть, несколько лет были не очень крупные произведения, спектакли, скажем так, да? Но буквально 3 года назад к работе музыкального отделения нашего факультета подключились и хореографическое, и дизайнерское отделение. И объясню почему. То есть решили руководитель хоровой студии музыку к сонетам в стиле Шекспира, который начинал, я, может быть, покажу, это главный герой Ромео. То есть студенты 3 факультетов, знаете, я думаю, что вот суть такой работы и в проявлении культуры студентов, визуальной культуры каждого, и в проявлении духовности студентов. Мы ее чувствуем, потому что сталкиваемся с этим каждый день. Студенты работали достаточно долго, в течение 2 лет работали над этой премьерой. Но это была единая команда, которая, вот смотри, силами, студенческими силами студентов хореографического отделения, дизайнерского, музыкального. Трудности перевода. Вот как раз была трудность перевода. Jie buvo ištremti beveik pusė milijono gyventojų iš Lietuvos. 92 metai. Štai tokioje aplinkoje buvo gaivinama lietuviška dvasia. Kyla klausimas, o kodėl lietuviai pradėjo jungtis, kokie vidiniai motyvai tą skatino. Kaip matyti iš ankstesnių ekskursų, KGB organų pastovios priežiūros aplinkoje nuolat viešpatavo baimė, nepasitikėjimas. Dvasinių pagrindų praradimai buvo todėl, kad visi turėjo studijuoti marksizmą-leninizmą, atmetusį, niekinusį bet kokią religiją. Pamažu buvo prarandama lietuvių kalba, nes buvę tremtiniai senų, naujos santuokos vis dažniau buvo mišrios. Tarybų sąjungoje lietuvių kalbos poreikių tiesiog nebuvo. Tokioje situacijoje gimta kalba tampa rusų. O 1997 metais Krasnojarske buvo įkurta lietuvių kalbos mokykla. Tai tarsi nesusipratimas Sibire organizuoti lietuvišką mokyklą. Pagrindinėje miesto aikštėje dar ir šiandien stovi paminklas Vladimirui Iljičiui. Va Petras iš Šiaulių žino, jis buvo ten. Vladimirui Iljičiui komunistai rengė paradus, o tie liaudės priešai kūrė lietuvišką mokyklą. Prasidėjo kruopštus organizacinis darbas.
atkūrint lietuvišką mentalitetą ir lietuvišką dvasingumą. Pirmoji mokytoja Teresė Boruškienė skyrė visas savo jėgas ir laiką lietuvių kalbos mokymui. Pradžioje mokinių buvo labai mažai, iš viso 5 ar 7, tačiau prisijungdavo vis nauji ir nauji. Aš daugeliu panašus. Tai juk mūsų lietuviškų šaknys norisi žinoti protėvių kalbą. Mokykla plėtėsi ir ypač tuo laikotarpiu, kai Lietuva priėmė lietuvių iš Sibiro perkelimo programą. Žmonėms atsirado galimybė gauti lietuvišką pilietybę. Tuo laikotarpiu Lietuvoje buvo grąžinamas komunistų valdžios atimtas turtas. Lietuviška tautinė kultūrinė autonomija Lietuva. Ji yra užregistruota pasaulio lietuvių bendruomenėje. Panašios bendrijos sukurtos Altajaus krašte, Tomsko ir Kutsko srityse, Buriatijoje, Jakutijoje. Su jomis krasnojarskiečiai palaiko kultūrinius ryšius, vykdo bendrus projektus. Suprantama, šiandien atvertos plačios nacionalinės saviraiškos galimybės ir yra visai kas kita, lyginant su chruščioviško atšilimo laikais, kai už laišką Amerikos balsui galėjo būti atimta laisvė nuo 5 iki 10 metų lietuvių masiniai deportacijai į Sibirą paminėti. Ta diena, gegužės pabaigoje, į Jenisėjų nuleidžiami vainikai, kuriuos šalti vandenys nuneša į Arkties vandenyno pusę. Į ten plaukė garlaiviai su tremtiniais. Norisi atkreipti dėmesį dar į vieną svarbų lietuvių dvasinių tapsmų aspektą. Tai mūsų protėvių kapų ir paminklų genocido aukoms tvarkymas. Krasnojarsko kraštas tapo ta vieta, kur yra tokie iškilūs paminklai. Pasirodo, lietuviai jautriai žiūri į savo protėvių kapus. Visa tai daroma su Lietuvos Respublikos pagalba. Prasmė, nepaisant to, kad tremtyje asmens ir aplinkos abipusi priklausomybė yra istorijos ir lietuvių svetimos kultūros nulemta realybė, vis vien išlieka bendražmoniškas siekis ugdymo, įtvirtinti dvasingumą žmogaus pasaulyje. Taigi tokios mintys kyla atsigręžus į lietuvių nuo Jenisėjos krantų tremties istoriją ir dvasingumą. Nežinau, kaip man pavyko, tačiau... Mokymus narių statulų uždaužta Lietuvoje iš Ašuvo. Atvežta statula skirta pakeisti sunykusią tokią pat, pastatytą 1956 metais lietuvių tremtinių kapinėse ties Korbiko gyvenvietė Maganskų apylinkėse. Šiandieną Korbikų gyvenvietės jau nėra, bet išliko veikiančios kapinės, kuriuose dar tebestovi nemažai lietuviškų kryžių. Kapinių lietuviškos dalies pradžioje, tarsi saugodama mirusiųjų ramybę, išvysime švenčiausios Dievo motinos Marijos statulą. Tai iš pusės preciziškai išskalptuota žmogaus ūgio statula. Tokių daug rasime Lietuvos bažnyčiose, šventoriuose, kapinėse. Viena iš jų, tarsi norėdama padėti tremtiniams pakelti jų karčiąją dalę, atsirado ir tolimajame Sibire. Švenčiausios mergelės Marijos statulą sutinka Krasnojarsko lietuvių bendruomenės nariai, 3 atstovai iš Lietuvos, Krasnojarsko katalikų parapijos klebonas kunigas Antonijus atlieka šventinimo apeigas. Sutinkusieji meldžiasi šventinimo apeigas, kaip praktikuojama Krasnojarsko katalikų parapijoje, vyksta rusų kalba. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Prašymas Stalinui leisti sušaudyti 500 lietuvių, Sibiro tremtinių. Stalinas užrašęs rezoliuciją. Leidžiu tik tai sušaudyti ne 5, o 800. Dokumentas. Spūdingai. Tai aš suprantu visiškai, kada tokioj aplinkoj, tokioj atmosferoje
žmonės ir gyveno, ir kūrė, ir šeimas. Turim galimybių čia Lietuvoje pamatyti tų dvasinių vertybių, nes jų čia tarsi sumaištis kažkokia susipainiojusias viskas ir atrodo vieniem taip, kitiem kitaip ir kur tas atskaitos taškas. O kaip pasižiūri va šitokius dalykus, tai atskaitos taškas matosi labai aiškiai. Labai aiškiai. Tokiuose sąlygose, kaip grinuoliai išryškėjo tos vertybės, kurios buvo būdingos lietuviams to laikotarpiu ir tremtiniams, kurie buvo. Pakomentuosiu. Šiandien skambėjo ne vienas pranešėjas minėjo dvasingumo ugdymas. Tarsi aišku, kalbam apie dvasingumo ugdymą. Ir staiga čia daktarė Malcinė sugalvojo ugdymo dvasingumas. Ne dvasingumo ugdymas, ugdymo dvasingumas. Kur čia tas skirtumas? Tarsi dvasingumas yra, dvasingumas yra žmogaus asmenybės, savybė. Ir mes ugdom asmenybę, taip jau tas tradiciškai mąstom, ir tarsi reikėtų ugdyti dvasingumą. Ir staiga atsiranda tas ugdymo dvasingumas. Bet esmė ta, kad asmenybė bręsta aplinkoje, o ir Sibiro. Aplinkoje brendo asmenybė, aplinka kita ir manau, kad jaunoji karta subrendo kitokia, negu jinai būtų subrendusi Lietuvoje. Tai aiškiai rodo, kad aplinka yra nepaprastai svarbi pirmiausiai žmogaus dvasiniai brandai. Todėl reikia kalbėti ne tik tą dvasingumą, kurį mes kiekvienas turim, bet kalbėti apie tą dvasingumą, apie tą aplinkos dvasingumą, o pedagogams, mokytojams reikia kalbėti ir apie ugdymo dvasingumą, kaip tam tikros aplinkos dvasingumą, aplinkos, kurią mes visi ugdytiniai ir ugdytojai sukuriam ir kurioje mes veikdami, kurdami, bendraudami, mes bręstam kaip asmenybės. Dievo. Tai tą knygą jau kas ten vartė, mačiau čia prie stalo sėdėdami, ten labai solidus autorių kolektyvas, ten grupė autorių, akademikai, profesoriai. Tai tikrai džiaugiuosi, kad jinai pateko į tą leidinį patekti, taip irgi turbūt ne taip jau lengva. Pateko ir labai gražiai skelbiami, pripažįstami ir kurie, jeigu spausdina, vadinasi, yra kažkam įdomus ir reikalingi, kaip patirtis, kaip teorija ir taip toliau. Todėl tikrai čia buvo tas 10-metis paminėtas ir tie darbai, tie pasiekimai, kurie yra, tai čia manau, kad vienas iš tokių pasiekimų, vienas iš tokių praaiškų, kurie žymi ir patvirtina, kad tikrai šitam krašte ir toje čia kolega šitam Vilniavas, fakultetas, tikrai yra pasiekimai, kurie yra ženklus. Tarkim, apie menininko dvasingumą, apie kūrėjo dvasingumą, tas vidinis pasaulis. Ir yra kalbama apie kultūros dvasingumą, apie mokyklos programų dvasingumą, ten profesorius Kureika rašo profesorius Rimkus prie Šiaulių, žinot, Kryžių kalnas yra. Taip, Kryžių kalno dvasingumas. Ką reiškia kalno dvasingumas? Pagonybė kažkokia liktai dengia. Nu, jeigu su kryžiais, tai vėl čia kažkas tokio. Kryžių kalno dvasingumas reiškia, ta aplinka turi tą dvasingumą, kurį jį įgauna tradicijos pagalba, žmonių tokių susitarimo, vertinimo pagalba ir taip toliau. Vadinasi, egzistuoja kiekvieno iš mūsų tas asmeninis dvasingumas ir egzistuoja toj socialinėje aplinkoje visų mūsų pripažįstamas dvasingumas, kurį mes kiekvienas tą socialinį dvasingumą vis tiek savaip dar vertiname. Ką reiškia Kryžių kalno dvasingumas? Kiekvienas turim, kas jau buvom, ten matėm, turim savo požiūrį, turim savo vertinimą ir vis tiek mes jį vertinam. Tai niekaip negalim susiderinti, kad visi vienodai vertintume. Negalim susiderinti todėl, kad mūsų dvasingumas kiekvieno iš mūsų yra šiek tiek skirtingas. Jie yra kūrybingi, jie yra išsilavinę, jie moka veikti ir jie žino, kas yra gerai ir blogai. Bet jie negali to padaryti. Jiem tas nėra kliūtis. Žinoti, kad nevok, tai nėra kliūtis nevok. Kaip čia tokia konferencija skambėjo, sako, klauskit, ar kas nors Seime nėra girdėjęs, kad yra toks dalykas kaip 10 Dievo įsakymų. Arba kitas.
Ar gali mokinys baigti vidurinę mokyklą, gimnaziją, nežinodamas 10 Dievo įsakymų? Gali. Bet ar gali baigti nežinodamas daugybos lentelės? Negali. O čia yra skirtumas. Čia yra empiriniai dalykai, o čia yra dvasiniai dalykai. Nu, gal tokiu atveju, bet irgi žmogui tokį matymą dalimis. Matymą. Čia matematika ir tos matematikos dar atskiri aspektai. Čia gamtos pažinimas, vėl ten masė visokių aspektų, chemija ir taip toliau. Va. O kur tą visumą žmogui rasti? Tos visumos nėra ir didžiausia problema yra ta, kad jeigu mes orientuojamės į tos dalinius aspektus, mes parengiam specialistą. O kaip yra su jo kaip asmenybės branda? Ar jisai sugeba orientuoti situacijai, ar jisai sugeba susikurti savo aplinką, savo darbą ir taip toliau, ir taip toliau. Šitie dalykai yra tikrai nustumti į antrą planą. Aš jau kalbu ne apie mokytojų ir dėstytojų darbą, aš kalbu apie visą mūsų sistemą. Ir šita orientacija yra tikrai negera šiandieninė situacija. Šiandieninė postmodernistinė kultūra ir taip orientuojasi į žmogaus indalumą. Mes daromės visi indalistai. Tas ryškiai, jeigu paimti, čia apie tremtinius kažneką, sakysim, tėvai, ten seneliai, jie buvo žymiai tokio, platesnio požiūrio. Dabar mes tokie dar, bet toks gyvenimas, mes kitokie negalim būti, mes tokie būsim. Bet tas indalumas turėtų būti neužsidarimas savyje, bet indalumas turėtų būti kaip autentiškumas, kurį aš matau didžiuliam plačiam kontekste. Tai mes to autentiškumo kažkokio, tai galbūt kažkiek įgyjam, bet to konteksto, ką su to savo autentiškumu daryti, mes kol kas mažai matom. Todėl ta mūsų konferencija tokia, dvasingumo sklaida ugdymo realybėje, aš manau, ta plati ta tema ir tos pakankamai plačios temos šie regionuose, kur yra, aš manau, kad jos yra labai svarbios, kad žmogus savo tą esmę, tą savo dvasingumą, tą dvasingumo sklaidą, kaip tik tai galėtų pritaikyti įvairiuose srityse, kad galėtų skleistis kaip asmenybė ir įprasminti ne tik tai gaunamas žinias, bet ir ieškoti savo gyvenimo kelio prasmės ir manau, kaip šiandien dabar jau madinga sakyti ir tikrai prasminga ieškoti, kokią jis misiją turi atlikti savo gyvenime.